Labas rytas. Na, šiandien paskutinis mano kelionės rytas Italijos pakrantė, visai netoli Imperija miestelio. Tai tokia labai graži Ligūrijos pakrantė, kur toks ramybė. Italai poilsiauja, daug labai senyvo amžiaus žmonių, taip gražiai čia juos prižiūri. Gražus šitie pliažai, šiltas tas ramus vanduo. Visi tie miestukai daugmaž panašus, visi šiek tiek skirtingi, bet labai toksai jauki aplinka. Vietiniai sako, kad čia 2 mėnesius buvo lietus ir blogas oras ir dabar čia tik taip karšta, bet man atrodo, kad čia visus metus toks tobulas oras ir toksai, pagyvenančių vidutinių Italijos pensininkų rojalis. O vakar buvo Monako. Kadangi čia Monako yra viso labo 70 km, tai aš sėdau iš ryto, užlipau ant autostrados, greitai nulėkiau iki Monako ir gerą pusdienį vakar ten prasibaščiau. Na, tai kunigaikštystė suspausta tarp jūros, olų ir apsupta Prancūzijos, visai netoli čia Italijos sienos. Sena kunigaikštystė su savo sena gilia istorija. Aišku, tai yra žymi tuo, kad ten kas trečias turbūt yra milijonierius ir labai supakuotai ten viskas kompaktiškai pastatyta. Žinoma, garsusis kazino Monte Carlo, į kurį užėjau, pasižiūrėjau, bet žaist neleido, kadangi buvo 12 valanda, o žaidimą tik nuo 2 valandos prasideda. Tada aplankiau Monako princo automobilių muziejų. Monako princai padarė didelę automobilių kolekciją. Na, kadangi visiems žinoma Monako Formulės 1 trasa, tai ten ir Formulės 1 automobiliai ir šiaip visokių įvairių gražių klasikinių automobilių surinkta. Ir ta kolekcija tokia vidury miesto gražiai muziejus padarytas. Tada yra padarytas gražus pastatas okeanografijos muziejus. Ant olos faktiškai kabantis virš jūros, toksai didelis pastatas akmeninis. Ten pats muziejus toks šiaip savo. Kolekcija turbūt Klaipėdos jūrų muziejų geresnė, bet pastatas įspūdingas. Tada dar į tą bilieto kainą įėjo ir apsilankymas Monako princo rūmuose. Tai princo rūmuose irgi taip pat ekspozicija, tokia klasikinė ekspozicija, papasakojo šiek tiek Monako istoriją, kaip jie tenais sugebėjo išgyventi šitiek amžių tarp įvairių monarchijų, tarp įvairių karų ir tarp įvairių kitų peripetijų, naudodami, žinoma, diplomatiją ir draugaudami tiek su vienais, tiek su kitais visada. Tai geras pusdienis, labai karštam Monake, įspūdinga, verta vieną kartą aplankyti, apžiūrėti. Na, o nebent kada nors gyvenime taip stipriai pralopsiu, kai galėsiu tenais ir pagyventi kurį laiką. O gal ir ne, bus matyti. Tai šiandien prasideda savaitgalis, važiuoju jau į Prancūziją, į Žydrąją pakrantę, į Prancūzų rivjerą. Pravažiuosiu Nicą, Kanus, planas iki Frėjaus nuvažiuoti. Ten yra kempingas, kažkoks gražus, tai bandysiu tam kempinge apsigyventi, gal kokias porą naktų palapinėj pamiegosiu, nes kainos viešbučiuose čia nesišypso labai stipriai. Tai gerai, tai ką, tada visiems gero savaitgalio, o aš pakuojuos daiktus ir lekiu į Prancūziją. Vive la France!